Ukrainos pergalė svarbi pasauliniam stabilumui. Į Ukrainą važinėju jau beveik 40 metų. Rusija įsipareigojo gerbti jos tarptautinės sienas, tačiau šis susitarimas buvo pažeistas. Ukrainiečiai juos sustabdė savo drąsa, atsidavimu savo šaliai ir tuo, kad jie neturėjo nė mažiausio noro tapti Rusijos dalimi. Manau, amerikiečiams ir Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei labai svarbu matyti viską, kas vyksta ten, vietoje. Tauta, turinti drąsos ir mylinti savo tėvynę, pasirodė esanti kur kas stipresnė, nei daugelis tikėjosi. Ukrainos tauta iš tiesų kovoja už laisvę. Kongreso narys Stenius Hoyeris atstovauja 5-ąjį Merilando valstijos rinkimų apygardai ir yra vienas iš labiausiai patyrusių lyderių Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmuose, kur dirba jau daugiau nei 42 metus. Anksčiau ėjęs atstovų rūmų daugumos lyderio ir demokratų koordinatoriaus pareigas, jis atliko svarbų vaidmenį priimant pagrindinius įstatymus dėl fiskalinės atsakomybės, žmonių su negale teisių ir rinkimų sistemos reformos. Gindamas Jungtinių Amerikos valstijų darbininkų interesus, jis prisidėjo prie maždaug 23 000 darbo vietų sukūrimo ir išsaugojimo Merilando valstijoje, užtikrindamas paramą Godardo kosminių skrydžių centrui, NASA ir Pataksento upės karinio jūrų laivyno aviacijos bazei. Jis rūpinasi aplinkos apsauga, ypač Česapiko įlankoje, ir pasiekė, kad būtų skiriamas finansavimas transporto infrastruktūrai, policijai ir vietos bendruomenių saugumui. Tarptautinėje arenoje, eidamas Helsinkio komisijos pirmininko pareigas, gynė žmogaus teisės ir demokratiją visame pasaulyje. Jis lankosi Ukrainoje nuo 1987 metų, jau beveik 40 metų, ir išlieka jos nuosekliu rėmėju kovoje su Rusijos agresija, pasisakydamas už Jungtinių Amerikos valstijų pagalbą Ukrainai ir sąjungininkų santykių stiprinimą. Baigęs Merilando universitetą ir Georgetowno universiteto teisės fakultetą, Hoyeras 27 metų amžiaus pradėjo dirbti valstybės tarnyboje Merilando valstijos senate. Šiandien jis toliau kovoja už Amerikos saugumą ir klestėjimą. Sveiki, brangus draugai. Sveiki atvykę į platformą Alatra. Šiandien esame Vašingtone, Kolumbijos apygardoje, kartu su kongreso nariu Steniu Hoyeru. Labai ačiū, kad pakvietėte mus į savo biurą. Mums didelė garbė susitikti su jumis. Ačiū. Džiaugiuosi, kad esate čia. Mūsų tarptautiniai auditorijai norėčiau pasakyti, kad kongreso narys Stenius Hoyeris yra vienas iš labiausiai patyrusių įstatymų leidėjų Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmuose. Jis atstovauja 5-ąją Merilando valstijos rinkimų apygardą ir yra ištikimas Ukrainos rėmėjas. Ant jo atvarties matote ženkliuką, kurį jis nešioja kasdien nuo pat karo pradžios. Jis rėmė Ukrainą nuo 2014 metų ir žinoma toliau tai daro po 2022 metų prasidėjusio visapusiško įsiveržimo. Kongresmenai, leiskite pradėti nuo pirmojo klausimo. Kas formavo jūsų asmeninę poziciją ir nuoseklų Ukrainos rėmimą šio šaliai kritiniu laikotarpiu? Na, aš palaikau bet kurią šalį, į kurią įsiveržiama pažeidžiant tarptautinę teisę. Keletą metų buvau Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos pirmininkas ir šiuo statusu lankiausi Ukrainoje dar 1987 metais. Taigi į Ukrainą važiuoju jau beveik 40 metų. Be to, tikiuosi šią vasarą vėl nuvykti į Kijevą vienam iš renginių. Norėjau tai padaryti anksčiau, bet deja nepavyko. Manau, kad pasaulis, laisvas pasaulis, turi pasipriešinti nusikalstamai Rusijos invazijai į Ukrainą, kad kiti diktatoriai ir despotai neturėtų iliuzijų, jog jie gali elgtis taip pat ir iš to gauti naudos. Sąžiningai sakant, manau, kad dabartinis karas Ukrainoje yra to rezultatas, kad vakarai savo laiku nesugebėjo veiksmingai ir ryžtingai sureaguoti į Rusijos Krymo aneksiją 2014 metais. Rusija pažeidė susitarimus, kuriuos buvo sudariusi su Ukraina. Iš tikrųjų, jų buvo 3. Pirmasis – tai sutartis, pagal kurią Ukraina perdavė branduolinį ginklą, kurį turėjo po Sovietų Sąjungos žlugimo. Mainais Rusija įsipareigojo ir pažadėjo gerbti jos tarptautiniu mastu pripažintas sienas,
Tai yra visa Ukrainos teritorija, įskaitant rytinius regionus ir Krymą. Tačiau kai Rusija nepaisė savo įsipareigojimų, sulaužė pažadus ir neteisėtai užgrobė Krymą, turėjome imtis veiksmų. Kadangi to nepadarėme, Putinas nusprendė, kad gali žengti ir į rytinę Ukrainos dalį. Žinoma, jis tikėjosi labai greitos pergalės Kijeve. Tačiau Ukrainos tauta išlaikė drąsos ir ryžto išbandymą ir atsilaikė. Rusijos kariai buvo priversti trauktis. Tada jie grįžo į rytinę Ukrainos dalį ir nepaisydami savo pareiškimų apie didžiosios valstybės statusą, susidūrė su pasipriešinimu šalies, kuri yra mažesnė už juos ir iš pradžių nebuvo taip gerai ginkluota. Ukrainiečiai juos sustabdė savo drąsa, atsidavimu savo šaliai ir tuo, kad jie neturėjo nemažiausio noro tapti Rusijos dalimi. Būtent Ukrainos žmonių drąsa ir mano įsipareigojimas tarptautinės teisės principams padarė mane ryžtingu Ukrainos rėmėju. Tiesą sakant, dar 2014 metais aš kritikavau vakarų, kaip visumos, ne tik Jungtinės Amerikos valstijos, bet visų vakarų nesugebėjimą reaguoti pakankamai veiksmingai. Taip, mes įvedėme tam tikras sankcijas. Taip, buvo imtasi tam tikrų priksemonių. Tačiau to nepakako, kad įtikintume Putiną, jog invazijos atveju, kaip jis padarė po kelerių metų, jis susidurs su rimtu pasipriešinimu. Ir aš didžiuojuosi tuo, kaip mūsų šalis vis dėlto sureagavo. Didžiuojuosi europiečiais už jų reakciją ir nuoširdžiai didžiuojuosi Ukrainos žmonių drąsa ir tvirtumu. Labai ačiū už jūsų paramą. Ačiū už šiuos gerus žodžius. Ukrainos tauta iš tiesų kovoja už laisvę. Ir ačiū Jums už visus tuos metus, kuriais mus rėmėte, už tai, kad atvykdavote į Ukrainą. Manau, amerikiečiams ir Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei labai svarbu pamatyti ir suprasti viską, kas ten vyksta vietoje. Leiskite pasakyti tiesiai. Esu giliai tuo įsitikinęs. Tai svarbu ne tik Ukrainai. Tai svarbu tam, kad galėtume tvirtai pareikšti, norime gyventi pasaulyje, kuriame galioja įstatymai, kuriame laikomasi tarptautinių susitarimų, kuriame vykdomi Jungtinių tautų organizacijos rėmuose prisiimti įsipareigojimai ir pažadai. Ukrainos pergalė svarbi pasauliniam stabilumui ir be abejo vakarų stabilumui. Ypač svarbu, kad kitos šalys žinotų, jog bent jau NATO, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada ir kitos laisvos valstybės, tokios kaip Australija, Japonija ir Pietų Korėja, ryžtingai užkirs kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Norėčiau dar pabrėžti, kad būtent Jūs visada užtikrindavote dvipartinį konsensusą užsienio politikoje. Todėl norėčiau paklausti, kiek dabar svarbu išlaikyti abiejų partijų vieningumą remiant Ukrainą? Ir kokią žinią pasauliui siunčiame, kai parodome tokį vieningumą? Pirmiausia, pažvelkime į faktus. Mes surengėme mažiausiai 12 balsavimų, skirtų būtent Ukrainos paramai. Kiekviename iš jų daugiau nei 300 iš 435 atstovų rūmų narių balsavo už. Taigi, abi partijos visada tvirtai rėmė Ukrainą. Deja, nuo 2024 metų mums taip ir nepavyko priimti papildomo įstatymo, kuris aiškiai tvirtintų šią poziciją ir sankcionuotų naujų ginklų ir gynybos priemonių siuntimą į Ukrainą. Manau, kad tai yra klaida. Šiuo metu svarstomi 2 pagrindiniai įstatymo projektai. Vienas senate, kitas atstovų rūmuose. Senato įstatymo projektą paremė 80 senatorių. Jis numato griežtas, visiškai pateisinamas sankcijas Rusijai, tačiau jame neminima Ukraina.
Įstatymo projektas, kurį parengėme kartu su Gregu Miksu, užsienio reikalų komiteto vadovu, ir kurį paremė dar apie 50 kongreso narių, tiesiogiai ir nedviprasmiškai kalba apie mūsų paramą Ukrainai, paramą NATO, taip pat apie mūsų pasirengimą ir ryžtą skirti papildomus išteklius Ukrainos gynybai ir tikiuosi jos galutiniai pergaliai. Leiskite taip pat paaiškinti jūsų žiūrovams, kaip tai veikia. Įstatymo projektas pateikiamas Kongresui, tačiau jei atsakingas komitetas jo neperduoda svarstyti ir balsuoti atstovų rūmams, yra procedūra, leidžianti atšaukti įstatymo projektą iš komiteto. Tam reikia 218 balsų, pusės visų atstovų rūmų narių skaičiaus plus 1. Šiuo metu jau turime 217 parašų po iniciatyva, kuria siekiama, kad įstatymas dėl paramos Ukrainai būtų pateiktas balsavimui. Mums trūksta vos 1 parašo. Visi demokratai jau pasirašė ir daugiau demokratų, kurie galėtų pasirašyti, nėra. Turime 2 respublikonų parašus ir iš viso susidaro 217, tačiau mums reikia dar 1 balso. Be to, yra daug respublikonų, kurie anksčiau balsavo už pagalbą Ukrainai, viešai pareiškė savo paramą Ukrainai ir išreiškė norą pasipriešinti Rusijai, bei neleisti jai užimti Ukrainos teritorijų. Deja, kol kas mums nepavyksta surinkti dar 1 parašo. Todėl kreipiuosi į jūsų žiūrovus. Jei jums tai svarbu ir manote, kad tai teisinga, kreipkitės į tuos respublikonus atstovų rūmose, kuriuos pažįstate, ir paprašykite jų pasirašyti peticiją dėl įstatymo dėl paramos Ukrainai pateikimo balsavimui. Juk jei įstatymo projektas bus pateiktas balsavimui, kalbant apie dvipartinę paramą, esu įsitikinęs, kad gausime daug respublikonų balsų ir didžiulę, galbūt net vieningą demokratų paramą. Tai bus žymiai daugiau nei 218 balsų ir tada mes nusiųsime įstatymo projektą į Senatą, o kai jis pateks į Senatą, manau, reikalai pajudės iš vietos. Juk Senate jau daugiau nei metus guli įstatymo projektas dėl sankcijų Rusijai, kurį paremė 80 senatorių, tačiau jis taip ir nebuvo pateiktas balsavimui. Mano nuomonė, dėl jo nebalsuojama todėl, kad to nenori prezidentas. Ir tai labai gaila. Šiuo metu mes priešinamės Iranui, kuris yra teroristinis režimas. Tačiau mes nesipriešiname Putinui taip, kaip turėtume, nors jis yra tarptautinės teisės pažeidėjas ir faktiškai tarptautinis teroristas, kuris nuolat žudo žmonės Kijeve, taikius gyventojus, smogia gyvenamiesiems namams, viešbučiams ir kitiems civiliniams objektams, kelia pavojų taikiems gyventojams. Tai karo nusikaltimai. O nesugebėjimas ryžtingai pasipriešinti Putinui iš esmės padeda jam ir tiems, kurie remia jo veiksmus. Kongresmenai Hoyerai, jei kalbėtume ne tik apie paramą ir karinę pagalbą Ukrainai, bet ir apie jos atkūrimą bei vystymąsi, kokias bendradarbiavimo sritys jūsų nuomone bus būtinos šios šalies atkūrimui ateityje? Pirmiausia, jei pateiksime šį įstatymo projektą balsavimui Senate ar atstovų rūmuose, tai turės labai teigiamą psichologinį poveikį Ukrainai. Tai bus signalas. Mes jūsų nepalikome, esame jūsų pusėje ir toliau padėsime jums nugalėti agresorių. Tai pirmas dalykas. Antra, Ukrainai reikės labai didelės ekonominės pagalbos. Aš pasisakau už tai, kad atstatymui būtų panaudoti tie ištekliai, kuriuos Rusija, jei galima tai pasakyti, paslėpė Europoje. Būtent Rusija atnešė griuvėsius, materialius, moralinius ir, kas baisiausia, nusinešė daugybę žmonių gyvybių. Rusijos turtas dabar yra įšaldytas ir jį reikia pradėti naudoti Ukrainos atstatymui, atkūrimui ir investicijoms. Be to, turime investuoti į Ukrainos ekonomiką,
Turime stabilizuoti padėtį šalyje. Turime pasiekti, kad Rusijos kariai būtų išvesti iš Ukrainos, kad investuotojai būtų įsitikinę savo investicijų saugumu. Tada turime realiai investuoti į Ukrainą. Prezidentas kalbėjo apie bendrų įmonių steigimą. Ukraina turi daug svarbių išteklių. Tačiau mūsų bendradarbiavimas turi būti grindžiamas lygiateisiškumo principu. Turiu omenyje, kad Jungtinės valstijos neturi atvykti ir pasakyti, mes tai iš jūsų paimsime. Ne, tai turi būti sąžiningi komerciniai susitarimai, pagal kuriuos mes pirksime išteklius iš Ukrainos. Pasaulis perka iš Ukrainos milžiniškus maisto kiekius. Ji yra viena iš pagrindinių planetos duonos krepšelių. Ir mums reikia užtikrinti saugumą, kad Ukraina galėtų be kliučių tiekti savo produkciją vartotojams. Be to, aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad Ukraina turi tapti NATO nare ir įstoti į Europos Sąjungą. Tai yra tikroji jos apsauga, dalyvavimas gynybos ir ekonominėje sąjungoje, kuri leis šaliai vystytis saugiomis sąlygomis. Būtent apie tai ir norėjau paklausti. Kaip jūsų nuomonė ateityje atrodys Ukrainos vaidmuo tarptautinėje bendruomenėje? Ir kokį indėlį jūsų manymu šalis gali įnešti stiprinant pasaulinį saugumą, demokratiją ir ekonominį bendradarbiavimą? Akivaizdu, kad Ukraina yra demokratinė valstybė. Taip, tai nėra tobula demokratija. Beje, pasak mūsų prezidento ir kai kurių politikų, Jungtinės Amerikos valstijos taip pat nėra tobula demokratija. Tačiau Ukraina yra demokratinė šalis. Ji nusipelno tapti NATO dalimi ir Europos Sąjungos nare. Ukrainiečiai parodė, kad yra nepaprastai drąsi tauta, mylinti savo šalį, ir jie galėtų tapti labai vertingų NATO sąjungininkų. Ukraina niekada nebuvo ir dabar nėra grėsmė Rusijai, kad ir ką apie tai sakytų Putinas. Tai tik pretekstas, kurį jis naudoja. Jis tvirtina, kad NATO kelia grėsmę Rusijai. Tačiau NATO niekada nepuolė Rusijos. Per daugiau nei 75 savo gyvavimo metus NATO visada buvo gynybinis aljansas. Taigi Rusijos teiginiai, kad NATO buvimas kelia jai pavojų ir riziką, neturi jokio pagrindo. Manau, kad Ukrainos įstojimas į NATO ir Europos Sąjungą turėtų itin teigiamą poveikį. Lygiai taip pat, kaip Švedijos ir Suomijos įstojimas tapo labai teigiamų žingsnių NATO. Turime priimti Ukrainą. Dar pridursiu, kad neturėtume leisti Putinui spręsti, kas gali būti NATO ir Europos Sąjungos narys, o kas ne. Atvirai kalbant, tai ne jo reikalas. Jei šalis nekelia grėsmės kitoms, tai ir jai pačiai nėra ko bijoti. Jei pakalbėtumėte su beveik bet kuriuo Europos lyderiu, jie labai bijo, kad jei Putinas pasieks sėkmę Ukrainoje, jis tuo neapsistos ir norės įtraukti ir kitas Europos šalis į sovietinę įtakos sferą. Aš sąmoningai pasakiau sovietinę, nes jis nori atkurti imperiją. Kaip jau minėjote anksčiau, ir tai akivaizdu visiems, Ukrainos tautos drąsa ir tvirtumas tikrai įkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Taip, tai tikrai neįtikėtina. Jūsų nuomonė, kokias pamokas demokratinės šalys ir politiniai lyderiai gali išmokti iš Ukrainos patirties šio karo metu? Visų pirma, jie suprato, kad tauta, turinti drąsos ir meilės savo šaliai, yra kur kas stipresnė nei daugelis tikėjosi. Kaip jau sakiau prieš kelias minutes, pasaulis tikėjosi, o Putinas tikėjosi, kad Kijevas bus užimtas per kelias dienas. Tikriausiai ne per kelias valandas, bet per kelias dienas, mažiau nei per savaitę. Ir kad Kijeve bus įsteigta Ukrainos vyriausybė visiškai pavaldi Rusijai. Tačiau pasaulis pamatė, kaip svarbu šaliai tikėti savimi, kad galėtų pasipriešinti agresijai. Ukrainiečiai parodė drąsą.
Nors karo pradžioje jie turėjo mažiau ginklų nei priešas. Ir vis dėlto jie ne tik atsilaikė, bet ir sugebėjo atremti užpuolikus bei netgi išstumti juos iš teritorijų į šiaurę nuo Kijevo, iš kur prasidėjo puolimas. Todėl manau, kad pagrindinė pamoka, kurią išmokome, yra tokia. Negalima laikyti savaime suprantamų dalykų, kad tautą turinčią drąsos ir mylinčią savo šalį galima užkariauti vien dėl to, kad agresorė šalis yra didesnė. Matėme ir iš kitų pavyzdžių, kad žmonės ginantys savo šalį, savo gyvenimo būdą, savo šeimas, savo įmones, yra labai rimta kliūtis bet kuriam agresoriui. Tai tiesa. Jei turėtumėte galimybę kreiptis tiesiogiai į Ukrainos žmonės, ką jiems pasakytumėte? Taip pat ir Ukrainos karo belaisviams, kurie jau ilgą laiką yra Rusijoje. Kokius padrąsinimo, solidarumo ir vilties žodžius jiems pasakytumėte? Visų pirma, aš pagirčiau juos už drąsą. Manau, kad visi jaučia gilią pagarbą Ukrainos žmonių drąsai ir ištvermei. Žinoma, kai kurie sako, nereikėtų pasikliauti vien tik žmonių drąsa ir ištverme, nes tam tikrų momentų jėgos gali išsekti. Tačiau jau kelerius metus ukrainiečiai išlaiko tikėjimą ir už tai aš jiems padėkočiau. Be to aš jiems pasakyčiau, didžioji dalis amerikiečių palaiko jūs jūsų gynyboje, palaiko jūsų laisvę, jūsų kovą už demokratiją. Ir mes sveikiname Ukrainą kaip partnerę, ginant tarptautinę teisę, demokratiją ir laisvę. Labai ačiū, kongresmenai Hoyerai. Mums tai didelė garbė. Dėkojame už jūsų žodžius, už jūsų paramą ir už tai, kad esate kartu su Ukrainos tauta. Ačiū už visą jūsų didžiulį darbą. Buvo labai malonu su jumis pasikalbėti. Ačiū, kad radote laiko savo įtemptoje darbotvarkėje. Suprantame, kiek esate užsiėmęs ir dėkojame už šią galimybę pabendrauti. Labai džiaugiuosi. Labai ačiū. Linkiu Ukrainai visko geriausio. Ir norėčiau dar kartą kreiptis į jūsų žiūrovus. Prašau, paprašykite 1, 2 ar 3 respublikonų, nors mums reikia tik vieno. Demokratai jau visi pasirašė, visi be išimties. Sakau tai ne dėl partinių sumetimų, o tiesiog todėl, kad mums reikia 218 balsų. Jei pateiksime balsavimui įstatymą dėl paramos Ukrainai, jis bus priimtas, nes dauguma atstovų rūmų narių remia Ukrainą, gina jos teisę į gynybą ir pasisako prieš Putiną bei Rusijos kariuomenę. Labai ačiū. Nėra už ką. Ačiū. Buvo malonu su jumis pasikalbėti.